Penktadienio vasario 9 dienos laidoje Kėdainių pagalbos šeimai centre plečiamos laikino apgyvendinimo namų paslaugos. Daugėja sergančių peršalimo ligomis. Daugiakultūriame centre eksponuojama Daumanto Levo Todeso paroda Mozės klajonės. Kėdainių pagalbos šeimai centre plečiamos laikino apgyvendinimo namų paslaugos. Čia gali apsistoti šeimos su mažais vaikais, kurioms reikalinga ypatinga socialinė globa, kadangi socialinės paslaugas šeimoms jų namuose teikia didžiulis būrys šio centro specialistų. Tačiau yra tokių rizikingų šeimų, kurioms reikia padėti visą parą. Tai krizinėse situacijose dėl skyrybų, smurto, darbo, būsto ar artimojo praradimo atsidūrė jaunos mamos ar šeimos, taip pat po reabilitacijos, kurioms čia sudaromos sąlygos įgyti reikiamų įgūdžių ir įsitvirtinti visuomenėje. Laikino apgyvendinimo namai tai yra skirti, tai yra socialinės priežiūros paslaugos teikiamos ir jie skirti būtent socialinių įgūdžių stokojančiam šeimom, kuriuose vaikų atžvilgiu nustatyta ta vadinama socialinė priežiūra ir ta socialinė priežiūra turi būti vykdoma įstaigoje, tai būtent tuose laikino apgyvendinimo namuose. Tai šiuo metu gyvena 9 šeimos, 19 vaikų. Ir 7 iš jų yra iki 3 metų vaikučiai. Tai iš tikrųjų buvo tikrai toks momentas, kada tie vaikeliai buvo iš vis naujagimiai, tik iš gimdymo skyriaus parvežti kartu su tom mamom arba kartu ir su mamom ir tėčiais, nes gyventi gali ir tėčiai. Ir gyvena šiuo metu tėčių iš tikrųjų. Tai yra tie žmonės, kuriem kaip ir sakiau, stokoja socialinių įgūdžių arba kitos yra problemos. Ir jie ryžtasi priimti šitą paslaugą, tą intensyvę socialinės priežiūros paslaugą, tam, kad iš tikrųjų galėtų patys auginti vaikus. Tai intensyviausia ta pagalba būna tada, kada yra nustatoma socialinė priežiūra toje įstaigoje, kuri yra nustatoma Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio skyriaus aktu. Apgyvendinama yra šeima kartu su vaiku arba vaikais ir iš tikrųjų dirba socialinis darbuotojas, šiuo metu vienas, bet į ateitį jau esame suplanavę, kad jie dirbs dviese, kadangi šiek tiek plėsim klientų skaičių ir ką norėčiau paminėti, kad ta paslauga yra labai paklausi. Iš tikrųjų neįnama iš karto į vaiko paėmimą, motyvuojama šeima priimti pagalbą, vėlgi iš tų šeimų, kurios priima pagalbą, būna, kad išvažiuoja žmonės priklausomybių gydytis intensyviai, sumotyvuojami yra socialinės darbuotojos, dirba individualios priežiūros personalas, ten šita paslauga veikia visą parą, ten dirba darbuotojai ir padeda tom šeimom. Tiesiog mes esam numatę šiek tiek praplėsti erdves, pagerinti ir klientų sąlygas ir kartu iš tikrųjų priimti daugiau paslaugų gavėjų, jeigu bus toksai poreikis. Kėdainių pagalbos šeimai centro vadovė Sandra Sagatienė pasidžiaugė, jog vis daugiau žmonių kreipiasi pagalbos, o socialinių darbuotojų tikslas – užtikrinti, kad vaikai augtų saugiose ir jais sugebančiose pasirūpinti šeimose. Tai visą laiką nuo pat 2015 metų ta paslauga prasidėjo. Dar iš pat pradžių, kol jinai buvo visiškai nauja, galvojom, kaip čia bus, ar mes iš vis turėsim tų paslaugos gavėjų, tai pati pradžia tikrai buvo, jų labai nedaug. Bet po to vėlgi po tam tikrų skaudžių įvykių kažkaip atsitokėjo, kad ne vienai šeimai esam tai padėję, pastatę ant kojų. Aišku, yra buvę ir atkryčių, kalbos nėra, tai tikrai tokių dalykų buvo mūsų darbe, yra ir bus, nes socialinis darbas nėra piliulės padavimas. Socialinis darbas susideda iš tikrųjų iš darbuotojo indėlio, darbuotojo motyvavimo, paskui tų kompetencijų panaudojimo motyvuojant socialinių paslaugų gavėją ir labai svarbi, ko gero svarbiausia grandis, nuo pagalbos priėmimo. Nes jeigu paslaugos gavėjas pagalbos nepriima, tada gali būti visiškai kiti keliai tolimesni. O kas sunkiausia paskui tiems žmonėms? Ar jiem būstą susirasti, ar jiem darbą susirasti, kaip jie paskui toliau gyvena? Iš tikrųjų, jie motyvuojami, sakykime, jeigu mamytės yra su mažučiais vaikučiais, tai natūralu, kad jos iš karto to darbelio ir neturės, jos sėkmingai gali tuos vaikelius ir įgyti įgūdžių ir tiesiog auginti iki 1 metų, bet
bet jie yra motyvuojami dirbti, būstą susirasti. Tai visi mūsų paslaugų gavėjai, kurie, sakykime, neturėjo būsto iki ateidami, taigi yra atsistoję į eilę bendrabučių gauti arba socialiniam būstui gauti, čia irgi pagal galimybės ar ne. Tai labai bendradarbiavom su socialinės paramos skyrium, čia tikrai problemų nėra. O paskui, kada jau tos šeimos intensyviai ar ne su jomis dirbama ir nusprendžiama, kad jau tos paslaugos nebereikia, tada yra galimybė tą šeimą toliau lydėti intensyviau jų namų aplinkoje. Ar tai būtų jų nuosavas būstas, nesvarbu, ar tai socialinis būstas. Tai yra galimybė skirti individualios priežiūros darbuotoją būtent tom šeimom, kurios augina vaikučius iki metukų, kurios augina vaikučius iki 3 metų su negale arba patys negalios yra žmonės. Ir šita paslauga veikia pas mus nuo 2022 metų rudens. Jinai buvo visiškai nauja Lietuvoje, tai mes ją labai sėkmingai įsidėgėm. Iš tikrųjų pasiskaičiavom, kad mums reikia 6 etatų, tai yra valstybės dotuojama paslauga. Savivaldybė jinai nekainuoja, bet mes ją labai išplėtoję ir tikrai turi dabar po 6-7 šeimas tos darbuotojas, labai yra neblogų rezultatų toliau lydint. Aišku, tos paslaugos priėmimo klausimas, tai čia jau turbūt atskira tema būtų pokalbį, nes tikrai visko būna ir nepriima, ir nenori. Paskui apsisuka ratas ir mato, kad iš tikrųjų labai didelė nauda pačiam tam gyventojui, nes mūsų gal tas darbas yra labai nedėkingas ta prasme, kad tos paslaugos klientai patys neprašo. Jinai yra nustatoma siekiant geriausių vaiko interesų, siekiant, kad vaikas augtų kuo saugesniai ten aplinkoje, kad nepatirtų daugelio rizikos veiksnių ir taip toliau ir panašiai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad Lietuvoje išaugo ir gripo, ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius. Taip pat daugiau asmenų patenka į ligonines. Tačiau toks sergamumo pakilimas yra įprastas šiam metų laikui. Kėdainių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, mažėja sergančiųjų COVID-19 infekcija, tačiau daugėja gripo atvejų. Visgi mes dar epideminio lygio rajone nepasiekė. 4 metų savaitę buvo sergamumo rodiklis 1126 atvejai 100 000 gyventojų, praeitą savaitę jau šiek tiek didesnis 1297 atvejai 100 000 gyventojų. Kaip žinia, epidemija yra skelbiama, kai rodiklis siekia 1500 atvejų. Kadangi sergamumas kyla kol kas nežymiai, daugėja peršalimo ligų, bet tai nėra nei gripas, nei COVID-19 infekcija, tai kol kas rajone taikomos visos tos sezonui rekomenduojamos profilaktinės priemonės. Tokios kaip ir čiaudėjimo kosėjimo etiketas, taip pat vengimas kontaktų su sergančiais, sergant neiti į kolektyvus ar darbo vietas. Taip pat gydymo įstaigoms yra palengvinta nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarka, kuomet Lietuvoje sergamumo rodiklis pasiekė 800 atvejų 100 000 gyventojų, jau nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduodami ir nuotoliniu būdu, jeigu gydytojas įvertina, kad jam pakanka tos informacijos, kurią suteikia pacientas. Taip pat kiekviena gydymo įstaiga ir kiekviena socialinės globos įstaiga šiuo laikotarpiu gali taikyti ir savo pastiprintas profilaktinės priemonės, tokias kaip srautų valdymą, kuomet karščiuojantis pacientai priimami atskirai nuo nekarščiuojamų, taip pat kaukių dėvėjimas, jeigu pasireiškia peršalimo ligos simptomai. Ligoninėse gali būti ribojamas lankytojų skaičius arba jiem vadovo numatyta tvarka keliami tam tikri reikalavimai. Taip kad šiuo metu vyksta daugelis procesų, kurie turėtų padėti pristabdyti infekcijos plitimą, jiems nesant ir jeigu bus tokia būtinybė skelbti epidemiją, bus aišku sugriežtintos tvarkos, kuomet jau bus įpareigojamos įstaigos, įmonės ir suteikti galimybę klientam, pacientam dezinfekuoti rankas, galbūt bus siūloma kaukių dėvėjimas viešose vietose ir kitos papildomos priemonės, tokios kaip nuotolinis darbas. O šiaip jau visos tos mums įprastos priemonės ir dažnas patalpų vėdinimas ir drėgnas jų valymas, visos jos galioja ištisus metus ir visos jos stabdo infekcijų plitimą. Ugdymo įstaigos taip pat stebi sergamumą ir esant
tokiai būtinybei, kai jau jokiom kitom priemonėm nebegalima būtų sustabdyti infekcijos plitimo ugdymo įstaigos viduje, tada būtų svarstoma galimybė skelbti infekcijų plitimą ribojantį režimą, numatant nuotolinį ar kokį kitokį ugdymo procesą. Kol kas, kadangi neseniai viena ugdymo įstaiga dėl tokio padidėjusio sergamumo į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą nesikreipė, ir tikimės, kad pakankamai nemažas skiepijimo apimtis nuo gripo mūsų rajone, atitolinti tą epideminį lygį ir galbūt tos epidemijos skelbti ir neprireiks. Kada jinai skelbiama? Epidemija būtų skelbiama, jeigu sergamumo rodiklis savivaldybėje pasiektų 1500 atvejų 100 000 gyventojų. Praeitą savaitę nebuvo gydoma dėl gripo nei vienas pacientas, už praeitą savaitę buvo gydomi 2. Kiek kas nespėjo pasiskiepyti? Nuo gripo, nuo COVID-19 ar dar spės? Nuo gripo skiepytis galima ištisą sezoną. Tiesiog dabar reikėtų įvertinti, kad pamažu kylant sergamumui būtent gripu jau gali nesuspėti susiformuoti imunitetas, nes jam susiformuoti reikėtų bent poros savaitėlių, taip kad jau įgyt pilną apsaugą. O skiepytis galima visada. Tiesiog rizikos grupės jau yra suskiepytos, kiek buvo įstaigos užsiprašę tos nemokamos vakcinos ir mūsų rajone šiais metais yra paskiepyta 4900 rizikos grupėm priklausančių asmenų, dar 1000 pasiskiepyje yra savo lėšomis. Taip, kad skiepytis galima, skiepija ne tik gydymo įstaigos, skiepija net ir gintarinę vaistinę esantį Tilto gatvėje, taip pat diagnostikos laboratorijoje galima skiepytis, bet tai jau būtų komercinės vakcinos, kur reikėtų skiepytis savo lėšomis. Dėl COVID skiepų taip pat sprendžiama individualiai, pagal kiekvieno asmens, kaip sakyti, asmens būklę, ar jau jisai persirgė šį sezoną, taip pat atsižvelgiant į gretutinės ligas. Čia visada geriau pasikonsultuoti su savo šeimos gydytoju. Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūris centras kviečia į Tautinių bendrijų tarybos pirmininko Daumanto Levoto Deso projekto Mozės klajonės parodą. Visuomet gyvenimas pilnas atsiminimų ir netikėtumų. Kada nugriuvo Jakovo Bunko statyta skulptūra, kurią vietiniai iš karto praminė Platelių Mozė, liko vienintelis toks dar laikomas rankose fragmentas veidas, kurio gabaritai buvo ten 55-23 cm ir jį metus teko konservuoti, kad jis galima būtų į kažkur tai eksponuoti ir atiduodamas man, tas, kuris konservavo, pasakė, kad 100 metų stovės, bet į lauką nenešk. 100 metų yra smulkmena. Ir nutariau, kad reikia pagaminti bronzinius liejinius. Tarp bronzos liejinių yra pilamas gipsas. Ir kada tą gipsą išardė, pas mane grįžo 60 metų prisiminimai ir 50 kelių, kada aš pamačiau Fernando Ležem parodą. Pirmą tiesą abstrakcionisto parodą Tarybų Sąjungoje tuo metu. Ir ten tie du įspūdžiai pas mane susijungė į vieną. Taip jau yra, kad man draugų taipė labai daug menininkų, dailininkų, aktorių. Nutariau, kad reikia paprašyti jų suteikti šitai skulptūrai antrą gyvenimą, kad jie perskaitytų savo Mozę. Ir ta paroda tokiu būdu išaugo. Menininkas projektų Mozės klajonės sukūrė savitą meno kūrinį, remiantis išlikusių Jakovo Bunko skulptūros fragmentų. Parodoje pristatomas daugiau nei 20 skirtingų menininkų kūrybinės šio fragmentų interpretacijos. Labai padėjo tai, kad mano artimiausi draugai mane priėmė su šitą mintim. Ir po to prasidėjo, o tu šitą pažįsti? Ne. Kaip tu gali jo nepažinti? Ir tada aš skambinu ir sakau, kad va taip ir taip. Ir žmonės užsidegdavo iš karto. Aš apie kiekvieną iš tų darbų turiu savo pasakojimą. Kaip aš sakau, šitie darbai yra 3 kartus destiliuojami. Pirmą kartą destiliuojama yra menininko. Antrą kartą yra destiliuojami mano. O 3 destiliatas yra žiūrovo. Parodoje eksponuojami darbai simbolizuoja ir amžinybę, ir laiko trapumą, pasiaukojimą ir tikėjimą. Paroda bus eksponuojama iki kovo 7 dienos. Aš džiaugiuosi, kad pavyko atsivežti šią tikrai labai įdomią parodą, tai yra Levo Daumanto Deso projektas Mozės klajonės.
Ir iš tikrųjų labai, manyčiau, įdomi ir įspūdinga paroda, kadangi pirmiausia jos originalas, tai Jakobo Bunkos sukurtas tas žemaitiškas Mozė. Labai įdomu tai, kad žydas kūrė praktiškai Mozę kaip žydišką personažą, tačiau naudodamas lietuvių kryždirbystės tradicijas. Ir štai Daumantas išgelbėjo pagrindinę dalį šitos kultūros ir dabar pagal šitą veidą Mozės įvairių tautybių garsus menininkai jį interpretuoja. Tai ir čia iš tikrųjų galima pamatyti labai įvairius tos Mozės, įvairiai padarytus, įvairiom technikom naudojamos įvairios spalvos ir tikrai daug labai filosofinės prasmės yra šitoj parodoje ir kolekcijos iniciatorius ir autorius apie tai daug kalba, daug pasakoja ir manau, kad kėdainiečiams bus tikrai įdomu lankyti ją ir žiūrėti ir kiekvienas savo galbūt galės interpretuoti ir permastyti ir Mozės klajonės, ir žydų tautos istoriją, ir galbūt ir lietuvių, ir žydų santykius, ir holokaustą, ir viską kartu. Vasario 10-9 val. 10 km žygis Kėdainių kautynių 105-osiams ir pulkininko Juozo Šarausko 130-osiams gimimo metinėms paminėti. Dalyvavimas nemokamas, tik būtinai išankstinė registracija. Žygio maršrutas 10 km. Taučiūnai, pirmojo kautynėse su Rusijos kariuomenė žuvusio Povilo Lukšio paminklas, Kėdainių parkas, karo ligoninės buvusiose rūmuose vieta, Lietuvos karių kapai Dotnuvos gatvėje, Šviesioji gimnazija, buvusios Kėdainių įgulos kareivinės, Evangelikų liuteronų kapinės, Didžiosios rinkos aikštė. 8:30 min. Autobusų išvykimas iš automobilių stovėjimo aikštelės Smilgos gatvėje į Taučiūnus. 9 val. Žygis numatytų maršrutu. 12:30 Didžiosios rinkos aikštė, Lietuvos ir sąjungininkų kariuomenių rikiuotė. Kėdainių kultūros centro organizuojami renginiai. Vasario 11 dieną nuo 12 iki 14 valandos užgavėnių žygis 10 000 žingsnių iki pavasario. Žygio maršrutas Babėnų šilas, multifunkcinė sporto ir pramogų erdvės Kongalio gatvėje, šalia Nevėžio upės užtvankos. Prisidėti prie žygio galite bet kuriame maršruto taške, tad bijoti, jog neužteks jėgų žygiui neverta. Žygį pradėsime 12 val. Babėnų šile, o užbaigsime 14 val. Kongalio gatvėje. Vasario 14 dieną Kėdainių ledo arenoje prie Lietuvos sporto universiteto Aušros progimnazijos nuo 18 iki 20 val. Diskoteka visiems. Valentinas ant ledo su didžiai Simonti. Čia atvykusiųjų lauks karšta arbata ir saldus skanėstai. O čiuožiantiems ant ledo Švento Valentino dienos loterija. Vasario 16 Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 11 val. Iškilminga vėliavų pakelimo ceremonija prie Kėdainių rajono savivaldybės. 12 val. Švento Juozapo bažnyčioje šventų mišių auka už Lietuvos valstybę, tėvynę ir taiką. Po mišių žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimas Kauno ir Dotnuvos gatvės kapinėse. 14 val. Kėdainių arenoje šventė Su tavim ir dėl tavęs Lietuva. Programoje Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio koncertas. Vadovas Eugenijus Čiplys. Tradicinių amatų centre Arnetų name nuo vasario 12 dienos veiks Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso Sidabro vainikėlis 2024 Kėdainių rajono vietinio turo paroda. Paroda veiks iki kovo 7 dienos. Vasario 21 18 val. Kėdainių arenoje Kijevo pučiamųjų orkestro padėkos Lietuvai koncertas Laisvės muzika. Maloniai kviečiame apsilankyti. Noriu pasakyti tiek, kad dabar mano amžiaus man nebėra su ko kalbėti iš telefono. Gyvenimas yra duotas vieną kartą. Reikia jį išnaudoti gerai. Turi būti optimistas. Kad praeis, laikytis, taip toliau kažkaip turi būti užgrūtas psichologiškai. Aš ir, pažiūrėjau, sėdžiu, ką galva, palauk, reikia paskambinti tam Rokai.
paguosk, pasikalbam telefoną. Paskambinkit 8-800-820. Pačios naujausios kartos televizija jau čia. Išbandyk nemokamai. Laimėk televizorių. Baltikum išmanioji televizija. Baltikum.lt